Šiandien iš karto prie reikalo, nes karštis kyla labai greitai, dabar yra be 10 ryto ir šiandien nusimato labai didelė diena, nes šiandien važiuosiu į Vilnių, į oro uostą, vesiu mamą, nes jinai skrenda į Londę, o aš bandysiu užsukti į Decatloną ir pasižiūrėti, apie ką ta krautuvė, nes man ten visai įdomu. Kadangi jinai ten keli šimtai metrų iki oro uosto, tai tiesiog apsilankysim, pasižiūrėsim. Kadangi nėra laiko, tai tiesiog suvalgysiu šaukštą medaus ir gal jis man suteiks energijos bėgti. Premier kilometrą. Deuxième kilometrą. Biški danga netinkama, bet minam. Jaučiuosi neblogai, aišku, jaučiasi tikrai, kad nieko nevalgiau, tai tiesiog bandau išnaudoti paskutinės minutės, kai nekaršta. Šiandien praneša iki 32. Naudojausi visais rastais pavėsiais. Darosi vis sunkiau kalbėti. 3 kilometras prasidėjo. 4 kilometras. Šiandien skuodžiu. Pažiūrim pulsą. Eina savo. Pasitempiaučiau kokį šonkaulį ar ką čia. Žinot, kai įkvepi ir negali iškvėpti. Liko 1 kilometras ir 300 metrų. 34,5 minutės. 5 kilai. Žiauriai skauda širdies vietoj. Bet ten jaučiu pasitempiau kažką. Šitas buvo žiaurus. Kai pagalvoju, čia tik pusė mano visos distancijos, kurią žadu bėgti rugsėjo 8 dieną, tai eina savo. Reiks dėja dar lėčiau bėgti. Pagalvojau, reiktų, kad aš šau tokį challenge. Ryte 5 km ir vakare 5 km. Kad pajaus tą 10 labiau, nes aš vis neišbėgu 10. Bet aš nežinau, ar treniruojantis 10 km bėgimui būtina ir bėgio 10 visada. Einu dabar iki kapų, palaistysiu gėles, nes žiauriai sudžiūvę. Nu va, grįžau, išgyvenau, dabar reikia kažką papusryčiau. Žiūriu jau 10 minučių į šitą juodąją skylę ir nieko nenoriu. Yra jogurto, yra kiaušinių, yra faršo. Aš kažkaip bijau valgyti uogienę, nes kai tada vėliau, tai buvau ir uogienės valgius. Nežinau, ko noriu. Sakyk, ko norėt man. Aš ant tiek nesugalvoju, ką valgyti, kad tiesiog googlinu breakfast ideas ir man visai patiko šita. Taip atrodo tortilija ir ant jos ten avokadas, kiaušinukas, sūris ir ten kažkokį pomidorų makliošė. What the heck? Kas čia šitam kiaušiniui? Kodėl jisai toks? Ew. Atvariau į Vilnių, buvau oro uoste, ten 5 minutės galima stovėti, labai greitai nuskuodžiau ir dabar atvariau į Ikėją valgyti pirmą kartą gyvenime švediškų kukulių, nes reikia papietauti 3 valanda, o paskui varysim į Decatloną, nes jis kitoj kelio pusėj. Kas čia per Vilniaus vieta tokia? Belė kur čia, belė kiek kažkokių krautuvių, kažkur džiunglės betono. Svarbiausia nepamest mašinos ir rast kukulius, I guess. Čia va maisto reklama kažkokia. Čia net yra atrakcionai. Čia tokia Amerika. Tai su bulvių košė švediškų kukulių ir atsigerti. Gazuota, ne gazuota? Gazuota. Padariau čia mišrainę. Šiaip labai skanu. Pirmą kartą ragauju švedišką kukulį. Pavalgiau už tų kukulių, kažko labai įspūdingo gal ir nebuvo, bet svarbu buvo valgoma. Tai tikrai va kaktusai auga tiesiog Amerika, o dabar einu į Decatloną. Nes šiaip įėjau į Ikėją, ten buvo toks maisto skyrius švediško maisto, bet kad man nieko ten nereikia, o jau nerti į tuos visus baldus, tai jau pagalvojau, ten sudegs 2 valandos.
O kaip kietai gali tiesiog ateit pažaist krepšinio. Čia jaučiu tie, kas Vilniuje gyvena ir yra čia buvę, tai žiūri šitą ir galvoja, what the heck, aš čia per neandertalietę atėjo, bet man tai čia taip įdomu. Ir čia žiauriai geras marketingo triukas, nes paima per jausmus, pavyzdžiui, Ikea, ledai, maistas, kukuliai, ne baldai. Tiesiog pasiklyst galima. Juokingiausia, kad čia visi žmonės labai fit. O čia ir žvejybai yra. Va tokią plūdę nusipirku savo plūdę. Sakau, kad čia Amerika. Welcome to Texas, baby. Čia. Atėjau prie batų, nieko nėra. Čia tuščia išpirkta. Gerai, kad internetu užsisakiau. Net pasimatuot nėra to modelio mano. Iš tikrųjų, tai galvoju apie žiemą. Tiksliau, rudenį, nes... Nu va, reikia kažkas, nes labai šalta būna, tai galvoju kažką vat būtų šilta. Bet jo, domina striukė, mačiau ten tokių, kur nuo -5 ten šalčio, kad būtų galima. Bet čia tie rūbai tokios tekstūros, niekur tokios neteko jaus. Prisikroviau tiesiog pilną maišą rūbų, kuriuos bandysiu užsidėti, pasižiūrėti ar tinka. Čia va užsegamas, jau sunku kvėpuot, kaip karšta, tikrai termo rūbai. Bet man kuo nepatinka užsegami, nes jie va taip va ir stovi, štai pum, pum. Kas čia? Nu, pagaliau apsiprekinau. Nusipirkau Adidas maikę, 2 poras šortų, vienus žalius, kitus juodus tiesiog. Ir vieną tokį termo džemperį, jau ten ne maikę, ten jau kai bus labai šalta. Dekatlonas įdomi krautuvė, nes yra labai daug kiniško bet yra kur brangesni, tai galima rasti. Bet šiaip labai pigiai apsipirkau. Grįžau pagaliau. Wow, kokia ilga diena. Aš tam Dekatlone tiek ilgai vaikščiau, paskui aš, nefilmavau nieko. Tiesiog vaikščiau ir ieškojau gerų rūbų, kurie man tiktų, būtų patogus ir bent truputį nebomžiški, bent truputį. Kaip vakar norėjau pasakyti, bet netyčia iškirpau tą vietą ir video nesigavo. Bet kai kurie žmonės gali užsidėti bulvių maišą ant galos ir atrodyti nuostabiai. Bet kai kurie gali ten prisipirkti dizainerių rūbų, prabangiausių, gražiausių drabužių ir vis tiek atrodyti kaip bomžai. Bet ar mane labai nustebino? Nustebino parduotuvės tas, kad tu ten galėjai imti viską, bėgioti ant dviračių, važinėti pirmyn, atgal, nesąmonėm užsiimti. Šitas patiko. Išskirtinai daug rėkiančių vaikų neklaužadų. Kažkaip galvodavau, tik prieš saldainius gali rėkti vaikai, bet čia rėkia daug. Va ką pirkau, tokią maikę rajoninę ir šortukus. Vienus juodus, kitus tamsiai žalius. Tai čia tamsiai žalia. Kai randu gerus šortus, tai geriau jų turėti daugiau. Bet iš tikrųjų nežinau, ar jie geri, nes visą tai yra baisu, kad va čia va bėgant trinsis ir dar va čia taip nugraužia labai. Man atrodo šiti visai geri. Bet vis tiek, va čia šiek tiek laisva, tai matysiu, kaip bus, kai bėgsiu. Ką dar pirkau? Tai jo, juodus dar tokius va pačius šortus. Termo kaip džemperį, jau ten ne maikutė, nes jis labai storas, bet man atrodo bus geras žiemai, tai tuoj užsidėsiu. Va, čia jau kai bus šalta. Čia va taip va pirštuką galima įkišti ir bus fainiai rankom šilta. Palauk, kur antrai rankai. Va, tokie va kaip marškinukai. Aišku, man visat geriau būtų su kapišonu, bet tokių nebuvo. Tai nieko tokio gal. Sugalvojau, ką vakarieniausiu, tai čia dar liko čiut faršiuko nuo vakar ir tortilija. Tai pakaitinsiu tortiliją, įdėsiu čia faršą visą ir suvalgysiu. Pavakarieniavau, tada sėdau montuot vakarykščio video, nes dar nespėjau ir žinot kiek valandų. Po 12:08 bėgu miegot. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, subscribe, jeigu jums įdomu. Ir susimatysim rytoj. Ate.